pradedam dar vieną mūsų podcastą iš mūsų podcastų olimpinės serijos. Ir čia šiandieną mes, žinoma, vėlgi Kauno Akropolyje, šalia manęs Deividas Matsonkų ir ponai ir ponios, Lietuvos olimpinė viltis, buriuotoja Viktorija Andrulytė. Taip. Labas, Viktorija. Labą dieną. Kaip laikaisi? Labai gerai. Labai gerai. Anksti kėliaus atvažiavau. O tu iš kur važiavai? Iš Kauno. Iš Kauno, tai žiauri toli gal. Net ne iš Užmiesčio. Iš Užmiesčio. Ai, nu tai bent tiek, jo, bent tiek. Bet pasiskamščių čia nelabai būna, kiek pastebėjau. Kaip tie kelius dabar tvarko, tai gerai. Aš užžiūrėjau, atvažiavau, čia viskas paprasta. dabar Gerai, nebe tai susirinko. Taip. Eismas gerai, svarbiausia, kad nebūtų daug kamščių. Gerai, tu minėjai, kad viskas išdalinai visus intervus ir mes esam tavo tas paskutinis krislėlis įkritęs į akį, kurį reikia išsitraukti kažkaip šiaip ne taip, bet aš labai linkiu tavo atsipalaiduoti ir viskas čia yra gerai. Tai žiūrėk, olimpinės žaidynės, visų pirma, tai yra jau tavo ne pirmas olimpinės žaidynės. Taip. Mes gal galim grįžti į praeitį. Gal mes galim didelį žingsnį dėti praeitį. Iš vis buriavimas, kaip atsiranda žmonių gyvenimuose buriavimas. Aš esu girdėjęs šiek tiek tavo istoriją, bet manau, kad plačioji auditorija nežino apie tas tavo kaimynės. Ai, kaimynės. Nu, iš tikrųjų, tai tais laikais, trumpai, mažai labai buriavo merginų apskritai, nes čia mes tik nepriklausomybę atgavusi šalis ir tiesiog mažai buriavo ir labai jas kvietė vienas treneris, tai pakvietė per kažkokį giminės susitikimą, čia aš tokią istoriją žinau, tai pakvietė tas mano kaimynės ir tos kaimynės pakvietė mus vasarą išbandyti, tai mes išbandėm ir taip ir prilipo. Bet su baidarėm prasiplauk, žinai, varom ir va, buriavimas. Bet žinai, skamba šitas, ten nepriklausomybė atgavom, tai kelintais jie metais buvo, nes aš žinau, kad mes esame 1 metų, tai kelintais metais maždaug kiek to buvo metų, kai tu... Ne, tai man buvo 10 metų, tai čia 92 metais aš gimiau, bet aš 2002 pradėjau buriuoti, tai sakau, kad ne taip seniai 10 atgal. Ok, ir iš karto užkabino ar ne, ta laisvė, tas, nežinau, smagumas? Ne, mane nelaisvė užkabino visiškai, nes pirmais metais mes ten toj baloj murkdėmės, ten toj didžioji, sakiau, po to didžiosios vartus išmokėme į didžiuosius vandenis, į Kauno marias ir aš tada pamačiau labai daug tų laivų optimistų ir aš norėjau juos visus aplenkti. Tiesiog. Tai tu esi kompetityvi labai gyvenime, bet jaučiu visose srityse gyvenimo. Ne, buriavime. Aš buriavime su vienokia, po to aš nelabai suprasdavau mano po to jau draugės, nes ir draugės ir kaimynės, sako, išsikalbėjom po kiek metų, sako, mes tavęs bijodavom ant vandens, aš galvoju, tai šiaip tai labai faina, aš nežinau, ko ten bijot, bet aš persijungiu kitą režimą, kai aš esu ant vandens. Taip, įsijungia žvėries režimas, ne? Taip. O tai kada nutiko kažkoks tai momentas, kur tu būtum, pavyzdžiui, pasvajojęs, olimpinės žaidynės, čia nebėra, mano tiesiog fun sportas, mano ten pomėgis, laisvalaikis ar kažkas. Jo, nes aš nepradėjau žinodama, kad aš noriu į žaidynės, tikrai ne, ir po to gavosi taip, kad aš kažkaip paprankiau visas merginas, vyresnės, atsirinkau optimistų Europos čempionatą, toliau tam čempionate, tais laikais mus labai mažai vesdavo, nes finansiškai labai būdavo sudėtinga, kaip sakau, tik atgavę nepriklausomybę, tai tiesiog mažai veždavo, bet kažkaip gavosi, kad aš vis ten lenkiau visas ir tada mane išvežė, turėjo vežti vienas varžybas, bet tada vyko olimpiniai metai, tai tikriausiai olimpinėms reikėjo Pekino daugiau tų finansų, tai man pasakė savaitę, nevežam tavęs iš tos varžybas, man buvo šiaip labai skaudu, nes aš visus metus tom varžybom ruošiausi. Ir sako, nevažiuojam. Ir tada galvoju, geras. Ir tada kitais metais jau tada išvežė dar į Europos čempionatą ir sako, čia tavo paskutinis šansas arba pasieks rezultatą arba ne, nes čia buvo mano paskutiniai metai toj grupiai, būtent. Tai aš pasiekiau, buvau Europos vicečempionė. Ir po to man ir kitais metais gerai sekėsi, 5 buvau pasaulį jaunime, čia turiu menį. Ir vada dar sekančiais 11 metais, 2011, irgi buvo Europos čempionatas ir buvo iki 21 jaunimas. Pas mus tas jaunimas toks labai, nes pas mus jaunimas dar 21, kitur jau baigėsi, žinai, seniausiai jau suaugę. Tai va, ir man irgi gerai sekėsi ir aš tarp suaugusių jau buvau 15 Europai ir buvau antra Europos irgi vicečempionė, buvau iki 21. Bet tai pradedant prieš tai va 9 metais, va, kame įvyko toks lūžis, man apdovanojimą įteikė iš tikrųjų olimpinis čempionas. O 11 metais nešįvyko Helsinki, mums atvežė olimpinę pakilą. Ir va, kai aš tapau Europos vicečempionė, mes tavom tos pakilos ir va tada užgimė, kad aš norėčiau. Tai realiai, tai daug nepraėjo metų, tai 11 čia buvo, 12, 13 ir 14 iš jau tą pirmą kelialapį iškovau. Tai va. Kaip fainiai. O gerai, koks iš jūsų jausmas buvo, nes kalbėjom ką tik su kolega neseniai, kuris pirmą kartą ten keliaus, tai visos emocijos yra vienokios, tai galbūt, arba kitaip paklausiu, kuom skiriasi pirmoji patirtis ir jausmas prieš pirmą išvyką į pirmasis olimpinės žaidynės ir prieš dabar išvykstant? Tai tik tiek, kad aš pirmą kelialapį iškovau, aš nevažiavau tą žaidynės, aš praleidau, nes važiavo kita buriuota, Gintarė. Gintarė?
Linkėjim. Jo, ir aš tais metais ir mokslus baiginėjau, man biškai susijaukė planai, nes aš kitaip planavau ir po to gavosi, kad man reikėjo, nes aš labai norėjau bakalaurą pasibaigti, nes buvo kinesterapija ir aš kažkaip planavau atsirinkti. Jeigu atsirinksiu, nes aš jauna labai buvau, man 22 metai, tik tai buvo pirmas bandymas, pirma atranka, pirmas kelialapis, galvojau pasibaigsiu, nes labai daug buvo aukota, tai mokslų paaukota nemažai ir galvojau atsirinksiu, pabaigsiu savo tą bakalaurą, nes mums 2 metai prieš vyksta atranka, pabaigsiu savo bakalaurą ir aš tada tiesiog metus laiko savo ramiai ruošiu savo debutui ir po to gavosi, kad man reikėjo miksuoti tiek tas mokslus, tiek tą atranką ir aš ten, ir laivas mano buvo netoks geresnis, tiesiog negavau. Kažkoks buvo chaosas, aš pati nelabai supratau, nes man buvo šiek tiek šokas, jeigu atvirai. Ir aš tada ten ir aš nenoriu tų mokslų numesti, nes buvo mano planas juos pabaigti. Taip. Tai aš juos ir pabaigiau, bet tas pabaigimas gavosi, ne aš nei ten nebuvau. Ta prasme, nebuvau 100%, niekur realiai. Tai jo, tai kai draugė sako, arba išmokai, jo, sakau, grįžau vakarą, o rytoj einam jau tą paskutinį, gynimą. Tai va, tiesiog taip ir gavosi, tai bet nieko, aš pasiėmiau pertrauką, buvo mano pusės metų. Ir po to grįžau irgi norėdama grįžti į tokią, tai tokia buvo debitas, bet debitų, bet chaosas irgi buvo didžiulis, nes buvo covidas, tai mes aišku buvom toliau negu pagrindinis kaimelis, mes visą laiką satelitiniam būnam ir dabar būsim satelitiniam. Satelitinis tai tiesiog tas, kur tolesnis, ne? Vadinasi, jo, nes yra pagrindinis kaimelis, kur tenais jau toksai pagrindinis, o mes esam satelitiniam, tai tada ten buvo tik 80 km, nes mes prie vandens, tai tiesiog bet, tai žinai, mes kaip kalėjime tikrai buvom, tikrai taip dabar sakau tokį žodį, nes mes netgi mūsų viešbutis, mes net į lauką išeiti negalim, aplink net pastatą apeiti, žinai. Tiksliai dabar atsimenu, kaip per miglą, kai negi maistai, vakarienės keliaudavo į kambarį žmonėms visiems, ar ne? Ne, mes eidavom į valgyklą, bet ten irgi viskas, tai čia tai tiek, bet tiesiog, kad net į lauką, o mes ten žiūrim Japonai, mes 200 metrų baseinas ten ir jie ten visi, žinai, apie 200 Japonų. Mums pro langą, parapačiai žiūri, jie ten visi, kaip, žinai, strusdelytė subėgo į tą baseiną. Ir mes taip, bet mes kiekvieną dieną testuojame, tai mes tai jiems tai saugus, kodėl čia mes? Nes būrėme nebuvo ne vieno atvejo, to prasme, tai kur ten tas atvejis, kai mes ten būriom po vieną, mes taigi lauke, tai lauke dar mažesnė. Tai su kuo apkosėt kažką vandenį. Ir šiaip toksai gavosi, toks nesusipratimas, mes, žinai, sėdėm prie savo laivų, ten po to šedau su kaukėm, kur ten karšta, prakaitas bėgo, o mūsų autobusą sodina, kad vežti kaimelį, susodina po 5 eiliai ir, tavasne, toksai, nesuprant. Vienok bandė žmonės, pirmą kartą nutiko, žinai. Tai mes nepajutom, kad buvo žaidynės, iš tikrųjų, šiaip ta prasme, kad mums buvo eilinės varžybos, apart to, kad visur buvo olimpiniai žiedai, tas pats mes nei su pabendrauti su kažkuo negalėjom, tokius eilinės, žinai, varžybos realiai. Eina savo kaip užžiūrėt, bet tu pačiu, tu esi liuks, nes tu patekai antrą kartą olimpinės žaidynės, galėsi viską patirti normaliai pirmą kartą šiais metais Paryžiuje. Tai va, tai o šiaip tą patį Paryžių, kai kalbam apie patį Paryžių, jaučiu šiais, tai aš tą Paryžių norėjau dar prieš tokį iš tikrųjų, tai nes aš atsimenu, aš Marselį ne pirmą kartą būriuoju ir aš ten esu ir pasaulio taurės finalo nugalėtojo ir 4 vieta tenais irgi buvo. Tai ten tavo vandenis, pavadinkime. Realiai 18 metais, kai nuvažiavau ir mes jau žinom, kad ten bus Paryžiaus olimpinės žaidynės, aš pamačiau ir man ten ir patiko, kad būriuoti ir pamačiau ir aš galvoju, o noriu. O 19 aš tik atsirinkau į tokią, tai aš 18 norėjau Paryžių realiai, žinai. Bet čia gaunasi 3 metai irgi, tai, tiesiog, irgi toks dabar. Aha. Okay. Greit viskas. Šiaip daug klausimų mano galvoje, bet aš noriu vieną užklausti. Tai jūsų tos burlaiviai, kaip vadinasi šis? Laivai? Laivai? Laivai, sakyčiau. Okay. Tai laivai. Jūsų laivai, jie, aišku, jų forma ten jau irgi pasižiūrėjau tokia įdomesnė, bet ar tai yra prabangus labai daiktas, nes kodėl klausiu, nes kaip ir minėjai, finansavimo kažkokiu tenais nebūdavo, kai iš kur tą laivą reikia gauti? Politika pas mus buvo tokia nuo seno. Nes, kaip sakau, mes atgavę nepriklausomybę, tikrai tų finansų nebuvo. Ir buvo politika tokia, kad ne šiaip yra 10 olimpinių klasių. Okay. Mes propaguojam 3. Tai mes turim dar kur, žinai, pasistengti. Potencialo turim didelio. Taip. Bet kadangi tų finansų trūko visada, ir tas buriavimas nebuvo kažkoks labai populiarus sportas, tai buvo nuspręsta imti pigesnės tas klases, tai tas lazeris dabar Ilka 6, lazer radial, lazer standart, Ilka 6, Ilka 7 dabar ir burlentė, dabar jau pakeitė į IQ foilą. Tai nes jos yra pigiausios klasės vienvietės, kuriuose yra paprastesnės. Tai buvo dar 470, bet jinai irgi tokia pamirė, kaip sakant. Tiesiog jinai yra, bet mes jos nepropaguojam taip stipriai. Yra ten pavienės iniciatyvos, bet politiniu mastu nėra propaguojama. Tai man, jeigu taip galim išreikšti piniginę prasme, dabar tai kainuoja mano
inventorius, tai 10 000, bet inventorius, bet čia tik tai, dar burės dasideda, tai, bet tai čia pigiausias variantas, o kitos ten ir po 40 000, nu, prisimenu, kad mes turim pigiausią variantą, paprasčiausiai, nes aš asmeniškai, jeigu būtų kitų klasių, aš neburiuočiau su šitą klasę, nes mano kūno sudėjimas nėra šitai klasiai. O tai ten turi būti kokia... Tai lazeris yra tai, kad tu turi būti aukštas, visos dabar tai tokios, žinai. Tai aš esu viena, dabar priaugus svorio, aš vis tiek esu viena lengviausių, nes tiesiog reikia atsverti laivą, tai tiek tavo petis turi būti kuo daugiau į išorę, kad burė verčia ir tai kuo daugiau vėjo burė verčia ir tu turi atsverti tą laivą, tai tiesiog. O tiksliai, aš net nepagalvoju. Čia tiesiog fizika, ta prasme. Taip. O tai būna per varžybas dažnai, kad prasileidžiat iš to, nežinau kaip vadinasi. Giko, jo. Giko, jo, tai yra ta vidurinė stiebo dalis, tokia skersai einanti. O jo, ne kartą. Aš vainosi esu gavus čia. Ir turi žymelę? Taip, turiu. Dovanėlę, kaip sakė, atsiminimą. Dar aš atsimenu tą jo istoriją. Vaikai tikrai tada, žinai, kažkada sakys, anūkėlė, žinai, močiutė, ką veikdavai, plaukėdavau, žinai. Turės ką papasakoti. Žinai, irgi, bet tas momentas, kad tu turi būti visada, žinai, sekti, kas vyksta, nes... Tai ten realiai protinis darbas yra labai galingas, ne? Tai va tame ir yra esmė, kad tai viskas vyksta tuo pačiu metu, čia mes esam tokia kompleksiška, ne anksčiau viso buriavimas buvo nelaikomas, nes aš pati dariau irgi ne vieną ten ieškojau research, nebuvo buriavimas apskritai laikomas sportu, kol nepadarė tyrimus mokslinius, kad ten mūsų capacity yra aukšta, žinai. Tik tai, kad mūsų užtestuoti nėra kaip, nes tiesiog mes buriuojam, žinai, ir niekas per varžybas nenorės tave, kad užsidėtum įrangą ir testuotum, žinai. Tai va, tai buriavimas, mes esam iš vis išsekę, nes vienas dalykas, varžybos vyksta 6 dienas, kiekvieną dieną. Nuo ryto iki vakaro ir mes galim ant vandens praleisti nuo, realiai, taip sakyčiau, 3-4 valandų minimum, nes plaukimas pas mane vyksta apie valandą laiko, 2 plaukimai per dieną. Ir yra 6 dienos, tai jeigu ten, žinai, vėjo nėra, lauki ant kranto, lauki ant vandens, yra vėjo, tai lauki irgi kartais ant vandens, kartais jo per daug, kartais siunčia į krantą, kartais parsiunčia į krantą, vėl išleidžiam, toks gali būti iki pat saulėlydžio. 6 dienas. Tai mūsų, tai žinai, visi pasako, tai kada grįšit iš kranto? Nežinau, kada mes grįšim iš kranto. Man stresas pasakys žmogui, kada grįšiu, aš nežinau, kada teisėjai nuspręs, tada grįšim. Kada išplauksim, galim ir, sakys, 7 startas, būna tokių variantų. Tai realiai jūs gyvenat įtampą. Taip, daug. O tai gerai, apie vėją kalbant, tai, žodžiu, per didelis vėjas negerai, per mažas irgi negerai, ne? Taip, yra range, tas... Range nuo 5 mazgų iki 25 mazgų. Tai lietuviai eina metrais per sekundę dažniausiai visi. Taip, dėl to aš kart man mazgai, kiek yra? Tai realiai 1 metras per sekundę yra 2 mazgai, grubiai tariant. Tai dalinam iš 2, ne? Taip, grubiai tariant dalinam iš 2. Tai iki 12 metrų per sekundę, nuo 2,5. Tai 2,5 čia... Taip, čia labai lengvas vėjelis. Okay. Tai čia yra riba, žinai, kur daro, nedaro, tai tas irgi, kad dar turi būti vėjas... Nepečiai, turi būti jisai stabilus. Taip, nešokinėjantis. Nes kaip ir norėjau paklausti, grinai, bet tikrai yra buvę tokių atvejų, kad teisėjas išleidžia, plauki su 2,5 metrų, tarkim, vėju ir štilis. O, taip, tai nutraukia plaukimą. O tai tada gali restartuotis? Nutraukia, yra pagal instrukciją, gali trumpinti plaukimą, jeigu ten yra pakankamai atkarpos nuplaukta, nes mes turim distanciją ir mes turim tą distanciją apiplaukti, čia nėra laikų, čia targetavimas yra apie valandą, bet gali kartais valandą 20, gali kartais 40, priklausomai nuo situacijos, tai gali trumpinti, gali nutraukti. Nutraukė, važiuojam vėl prie starto. Ir gali tų startų, būtent falstartai dar prasideda dažnai viena linija ilga, ten 50 laivų, kartais 70. Ten yra ką veikti. Ir tas kiekvienas startas yra stresas. Tai mes su tuo stresu turim tikrai mokėti. O tai ką veikėt dabar štilis? Grįžti į krantą ir knygas skaitai? Ką, gerą parūgom, gal hebra? Kalbini kolegės, varžovus, kas vyksta tuo metu? Tai jau čia kas kaip kokia, žinai, turi. Man tai geriausia yra atsitraukti nuo visų, bet tai vis tiek tos vidinis, žinai, laikas toks jauduliukas, žinau, kada čia išleis. Tu negali kažkur labai toli, nebent pasako, tu, pavyzdžiui, plaukimai atidėti 2 valandom, yra kelia ten morka, mūsų tą vadinamą AP ir yra, kad kelia ten keliom valandom. Tai tu žinai, kad kada turi grįžti, o kartais tiesiog lauki prie laivo. Arba laukiant vandens. Okay. O yra dar ritualas nusiraminimo? Koks tau veikia? Muzika, knyga?
nežinau, meditacija. Ai, aš tai jeigu galiu, tai panepinu tiesiog. Nu, Geriausias ir visada. Man geriausia, persikrauti. power napai visą laiką. Bet ne visada išeina, žinai, nes ne visada yra ir kur. Nu, yra šiaip tai galiu ant laivo, mes ten pasitėsiam. Ten tačiau mes apskritai esame labai paprasti būrio, tai mes rengiamės laukia, lyja, šalta. Ar ten, nu, tai prasme, kitur ne visada būna persirengę, o kabinos. Kai kitiems, žinai, atveža atskirus autobusus, kur lips turbūt nagus pasidažyti. Nu, čia aš perdedu šiek tiek. Jo. Bet jums... Mes paprastai ten jo lyja, ar net, žinai, svarbu vėjo yra, nu, niekas neklausia. Kaip tik toks man fancy visą laiką. Jo, bet jo, taip. Ir visi, žinai, mes dažniausiai žiemą Lietuvoje, žinai, yra iškreiptas požiūris į buriavimą, nes lietuviam, galiu tai pasakyti, lietuviam sunku suprasti, va, kaip jūs sakote, fancy dalykas, čia fainai sėdi ant denio, išsitrauki kavos ir geri, žinai. Ir, tai bet nėra taip, nes dėl to, kad mano pagrindinis sezonas, tarp kitko, yra žiema, vienas dalykas. Net ne vasara, vasara man kaip tik yra ramiau. Nu, čia nustebina šiek tiek. Jo, nu, realiai, nu, tai sakyti, pasibaigia pasaulio čempionatas sausį, vasarį yra Europos čempionatas, o Lietuvoje sezonas prasideda grubiai balandį. Okay. O tai kur tu treniruojas, Lietuvoje? Ne, Lietuvoje aš iš vis nesitreniruoju. Dėl to, kad pagrindė vyksta varžybos jūra, vandeninas. Taip. Labai retai kada ežerė, o mes čia tik ežerus turim, mes neturim kaip išplaukti jūrą. Mes neturim dar to uostelio, iš kurio saugiai galėtumėm pasiekti atvirus vandenis. Tai mes važiuodavom į Estiją, važiuodavom tenais. Čia labai sąlygingai, netoli ir sąlygingai pigu. Aišku, gyvendom mes ten kempinguose, tradiciškai taupydami pinigus. Tai COVID šiek tiek viską pakeitė, žinai, nes dėl to, kad, nes anksčiau visi mes kempingos ten gyvendavom. Tai prasme, ten kažkaip taip viskas vykdavo, nu, tai tą patį pasaulio turės finalą laimėjau, jeigu įdomu. Nu, tai prasme, mano dušas tai buvo laukia po šlangą, nu, nes tiesiog... Čempionai eina tiesiog su šlangėlė. Taip, mes, nu, dėl to mes, ten, nu, mes tos, žinai, duoda tau biudžetą ir tu žiūri, žinai, kur tu gali ką leisti. Ten jau po to, jau treneris, mes patobulėjom, kaip sakant, nes Maljorkų šnisdavo tas smėlis, kaip eidavo į kempingą, nes mes pliaže realiai gyvendavom. Tai jau mes sau leisdavom ten kažkokį viešbutuką, žinai, ir dabar jau daugiau, tu dabar praktiškai visą laiką viešbučiuose gyvenu, vien dėl to, kad, nu, tiesiog. Okay. O tai čia yra, statusas. Yra, pavadinkim, nu, Lietuvos įprasta praktika, ar ne, kalbant apie buriavimą, ar tai yra... Nu, čia buvo, žinai, mes tas, kaip sakant, buvom toj vargo tokioje eroje, gal, žinai, sakyčiau, tikrai, nu, tikrai visko. Dabar keičiasi po truputį ir žmonių mentalitetas keičiasi ir požiūris keičiasi, jau nėra taip, kad, žinai, o kam tau čia, žinai. Nes realiai, nu, galiu, nu, taip, realią situaciją, mes šiek tiek atsilikę, žinai, nuo to pasaulio, nes ten viskas vyksta greitai ir ten viskas tobulėja ir mes nespėjom, Lietuva, mes čia taip, mes nespėjom pagal tas tendencijas eiti ir tik tai tiek, kad aš ten būdama, tai aš jos dar kaip ir matau, žinai. Taip, tai čia manau, kad... Nes ten jau viskas, ten eina mokslininkai, jau važiuoja, kad jau kinezas ten važiuoja, ten jau normalu, kad kinezas pas tave važiuoja, aš dar kinezą savo gyvenimą turėjus per visą savo karjerą, gal 4 kartus varžybose. Taip pat tik kineziterapijas, kai baigėte vis dar. Meni, kad ten jau yra normalu, pavyzdžiui, tai pačiai Olandų komandai normalu yra, kad jos palieka laivas, atvažiuoja kita kranto komanda, kuriems ten laivus pakrauna ir nuveža. Mes ką darėme, aš išsilaikiau teisės treneriui padėti vairuoti realiai kempingą su priekaba. Nu, tai mes kitaip gyvenam, bet norisi, kad keistųsi, žinai, tas požiūris. Nes tu turi būti maksimaliai susikaupęs. O jeigu tau čia dar pagaliai kažkur kažkam ir tau kažką reikia papildomai, nu, jų darbas yra sportininkų sportuoti. Mano darbas yra daug daryti ir planuoti, ir finansus skaičiuoti, ir užsisakinėti viešbučius, ir, nu, ta prasme, ir dar ten tau duok dievę patvirtins, žinai, sakys, čia per brangiai, netvirtinam, žinai. Nu, tai toksai pas mus daug to tokio dar vidinio streso vien dėl to, kad mes tokio gal potencialą nelabai galim išnaudoti, nes tiesiog mes turim daug papildomos veiklos, kur kiti sportininkai jos neturi. Aš manau, kad vis tiek galų gale daugelis sporto šakų išgyvena Lietuvoje, manau, tokį pakankamai saulėtekį vis dar tiktais, nes nu, vis laik ar nebūdavo koncentracija ties didžioji sportų, pavyzdžiui, krepšinio ir panašiai. Taip. Dabar man atrodo, kad labiau dienos šviesos išlenda daugiau sportų. Tai aš manau, kad čia yra tik laiko klausimas, kuomet tokie žmonės kaip tu, atrodydami pavyzdį, leis suprast, kad jums irgi reikia, žinai, ir finansavimo, ir tos šviesos, ir suteikti galimybės. Aš taip manau, kad vis tiek turėtų išbujoti šitas. Aš manau, nes ir šiaip apskritai, žinai, galvojant, tas aktyvumas prasideda, nu vis tiek, nu, mes jau einam tuo keliu, žinai, ir mes jau realiai norėtųsi, žinai, dar tokios kartų susijungimo, dėl to, kad aš, kaip žinai, kai sakau, man po 5 metų ten dėjo, kad, pavyzdžiui, reikia, dėjo, nu, nevartojamas gal žodis, bet dėjo. Priėjo, žinai. Supratau. Kad, pavyzdžiui, tenais šotus po vendo, nu čia užkišargonas, atleisti ten, pavyzdžiui, va tuo momentu ne kitų, žinai, ar ten atleisti tiek, o ne tiek. Nu ir toks gaunasi, o man būtų kas nors iš šono jau pasakė, aš jau būčiau sutaupus realiai 15 metų. Taip. 15. Tai, nu, tas nenorėtųsi, žinai, to dalinimuose tą patirtim, kad viskas vyktų greičiau. Dabar gaunasi, nu, žiūrėk, aš išeinu, mano treneris išeina,
mes patirties neberdam, kas lieka. Jie vėl viską iš naujo mokinasi. Okay. Ir dar mokinasi, ne tai, kad mokinasi. Bet blogai mokinasi. Tai realiai, mokinasi atsilinkę dar ir nuo pasaulio, žinai, nes tada arba reikia dėti resursus didelius, tai tiesiog ir brangiau ir tada gaunasi toks, žinai, vis nubyra visi. Taip. Čia politika. Nu, okay. Jo, čia mes kalbėjom apie tos karjeras, o kiek trunka grubiai buriuoti? Yra kažkoks, nežinau, standartinis, kur jau tau sueina, nežinau, 4 metų. Mano dabar, pavyzdžiui, pikas. 32 metai. Mano irgi pikas. Aš jau post-piko, reiškia. Pikas dėl to, kad buriavimas yra patirties sportas ir jo fizinės galimybės tavo ten gal kažkiek ir krenta, žinai, atsistatymas ilgesnis, bet, tiesiog yra patirties sportas ir, kai sakau, jaunimas mums dar 21 skaitos, kai jau pas kitur yra turbūt jau suaugę. Suaugę žmogus, taip. Tai vat. Tai tiesiog ir yra, žinau, kad yra, pavyzdžiui, mūsų netgi labai kompetitiv buvo viena Baltarusė, kur dabar jau leido jiems iš tikrųjų startuoti vienas varžybas. Tai tik tai jinai grįžo irgi po kelių metų to nedalyvavimo ir tiesiog jinai irgi liko 4 gal. Metų maždaug. Tai bet dėl ko aš apie ją užsiminiau. Tai jai metų yra, aš dabar galvoju. Plius, minus, labai... 50 netoli. 50. Okay. Ir jinai yra kompetitiv ir jinai jau ten 5 olimpinės buvus ir toksai. Fainai. Tai žinai... Yra, va tokių turim pavyzdžių, žinai, bet šiaip buriavimas, taip pagalvoju, žinai, ne čia yra sportinė jachta, dabar jau sakau jachta, laivas, sportinis laivas, yra, tai ir su įgula patogiai galima buriuoti, ta prasme, čia gyvenimo būdas, žinai. Okay. O žiūrėk, tu olimpinėse, kiek atsimenu, kalbėjai, anksti startuoji, nepakankamai? Rugpjūčio 1-6. Jo. O tai palauk, tu būsi tam atidarime ar nebūsi? Taip, šį kartą man pasisekė. Visą tai dėkoju. Dėl to, kad aš tokiu nedalyvau, nes sąlygingai buvo nors ir arti, dėl to, kad ten atidarimas, tarkim, 26-28 varžybos, tai ten baigėsi vėlai, o dabar ten, galvoju, 26 atidarimas ir man tik rugpjūčio 1 varžybos. Gerai, kažkaip netaip supratau prieš tai, galvoju, kad anksčiau dar. Labai gerai. Ir ten covidas buvo, tai... Darys taip. Plauksim. Sakė, kad plauksis su laivu, ne? Tai džiaugiuosi ir olimpinis komitetas suteikia mums, faktas, tas galimybės ten, mums reikia, žinai, greituoju traukiniu tam pasiekti dar tą Paryžių. 800 km. Žiūrėk, tai galim sutarti, kaip sutarėm užkulisėse, kad tu būsi su toks švarkeliu, atsitrauksiu, ten parašyta, žinai, aš myliu Žygimantą. Nesutariu, negalim. Tiesiog negalim. Išvis reklama. Ne, šiaip būtų žiauriai išmesta, nejaučiu, ne? Ką? Išmesta jau. Jo, sakysiu per bordą. Iš karto, ne? Tengi su valtim plauksim, žinai. Su tais plaustais ar valtim plaustas, turbūt mus nežinau net. Tai gal galima gaujų ženklus koks parodyti. Aš manau, ne komandos draugai išmesta, kad visų nediskvalifikuoti, žinai. Pats tiesiog. Tada turi su visais susitarti, žinai. Visi, kad po raidę rodytų, žinai. Manau, kad aš nusišneku visą laiką, tiesiog taip reikia man kartais. Tai gerai, prognozės savo. Pabūk drąsi, jeigu kažką galvoji, gali rėžti, ko tikies, ko norėtum ir ką iškovosi. Jo, visi, žinai, klausia irgi sako, tokį ten planavai medalį, o likai ten, žinai, šiknoji realiai. Ten 25 likų, mano, šiaip tai, aš ir pati nesitikėjau to rezultato, nes aš ten buvau ir 10, ten 2 varžybos buvau blogiausiai 15, kai pūtė daug vėjo, nors šiandien mano sąlygos tarsi tuo metu buvo, tai likau 15 per stiprų vėją, tai tikrai nesitikėjau žemiau 15, nes testiventė likau 10 aplenkus, va tą pačią olimpinę čempionę, kuri buvo tokį čempionė, žinai. Tai gerai, pabandyk paspėlioti. Tai va, o apie Paryžių, aš gal drąsiau šitas prognozes iš tikrųjų pati savo dėlioju ir tai galiu tada ir su jumis pasidalinti, tik tai neįsirėminant čia per daug. Jeigu tikrai, iš tikrųjų negalima sakyti taip, kad jeigu ten koks vėjas būtų. Tiesiog šauk. Geriausiu atveju tikrai yra palanku top 10 ir palanku į tą svajotą į trejetuką. Palanku, ta prasme, tikrai yra šansų. Ir, nepalankiu atveju, žinai, visko gali būti. Aš linkiu, kad mes linkim, kad palankaus atveju. Jo, palankaus atveju. Aš tai garsiai sakau, bet ir negarsiai tuo pačiu dėl to, kad, nes buriavimas nėra, žinai, kad, žinau, kad bėgu per tiek ir tiek. Būtent dėl to, aš prieš tai, kai klausinėjau, jo, ir po to visi, ir žinot, aš po to supratau, kad ir visi neteisingai suvokia tą mūsų interpretavimą, kai mes sakom top 10, žinai. Taip. Tai jeigu 42 varžovės, bet, tarsi aš žinau savo, bet tai visko atsitinka, gali falstartų padaryti, gali 3 geltonas gauti, kur tenais 3 geltoną tau neatmetamas plaukimas, tai susirenki ten taškų 40, pas mus reikia kuo mažiau tų taškų. Čia yra neprognozuojami tokie dalykai, žinai, ir mes čia top 10, o gal tenais easy bus pirma vieta, žinai. Taip, aš palinkėjęs, kad būtų labai daug palankių. Tai buriavimas yra neprognozuojamas ir čia, žinai, pasakysi. Koks vėjas tau geriausias? Kiek metrų arba kiek mazgų?
Jau išmokai skaičiuoti dabar kiek. Aš tai pasirodys. Ne, apie 10-15. Ai, nu tai čia yra 5-8 metrai per sekundę, ne? Maždaug. Tai aš to linkiu. Jo, pas mus kažkaip Lietuvoje yra priimta metrai per sekundę, mes mazgais kažkaip viską. Nu, matai, mes tik per filmus girdim mazgus ir tada ne vienas nespratom, kokį greičiu plaukia laivas per tą filmą. Jūs dar nežinot, kad dar ir srovės yra, ne? Jo, ir srovės yra, ir svoris yra. Mes žinom, bet papasakok šiek tiek. Nu tai būna, žinai, srovės ir dabar Marselė irgi buvo nėra, jinai tokia stipri, net jeigu ten, pavyzdžiui, kokioje Kinijoje buvo 60 metrų, pavyzdžiui, per minutę. Tai, pavyzdžiui, toj pačioj Hagui, kur buvo, nu, jeigu srovės greitis yra didesnis negu tavo laivo greitis, tai tu plauki atgal. Okay. Literaliai. Tikėjęs, bet varai atgal, ne? Jo, ir, nu, pavyzdžiui, ženklą pirmą paimti, turi apsiskaičiuoti, kur tavo tas leilainas, iš kurios, kiek tu ateis, nes tu tiesiog dreifuoji. Ir dar priklausomai iš tikrųjų, iš kurios pusės srovė. Gali būti iš apačios, gali būti iš viršaus, iš šono. Nu, čia yra daug, žinai, tom... Sakyt, žinių bagažas meteorologinių dar. Tai vėl sugrįšim prie to, kad mes to linkim palankių sąlygų. Tai va, žinai, visi įsivaizduoja buriavą labai paprastas sėdė, bet ten yra daug dalių, daug sudedamųjų ir tu ten niekada negali būti atsipalaidavęs. Okay. Tu nepamiršti, reikia vairuoti su viena ranka, su kita šotai, laivą vairuoti. Tai čia jau... Šotai, pavės bare dažniausiai taip darom, žinok, tu laive, nežinau, ar gerai čia. Pagrindinė virvė, kuri reguliuoja burės kampą į vėją. Mes visi tikriausiai suprantam, kad mes neplaukiam prieš vėją, nes tada burė plazdės, kaip vėliava gražiai plazda atsisuka, o mes dėl to ir turim tuos stiebus, kad tą burę pakreipti. Ir... Ja, krepšinis paprašiau viską, aš dabar pagalvojau. Ok, gerai viskas. Nes mes jau matau, mes jau linkstam į kalbas, kur mes norim sėdėjau atsiskleisti ir kalbėti nesąmonės, nes tai yra mūsų geriausias hobis ir ten mes bujojam ir žydim. Tai mes tau linkim labai labai sėkmingo starto ir sėkmingos pabaigos, to 6 dienas, kad būtų tikrai geros 6 dienas. 5+1. Ai, nu tai 5+1 dieną, kad būtų labai gerai. Jeigu atsirinksiu top 10, plauksiu Medal Race. Medal Race ten 2 taškai, ten kiti niuansai. Tai aš tau linkiu to Bell Race, kad būtų 2 taškai ir dar kiti niuansai. Ir pavaryk, ok, sutarėm? Padarysim tą su Maikė. Nu, gerai, ne, su Maikė tikrai nedarysim. Gerai, sėkmės. Bet tu gali prisižadėti kažką man padaryti. Aš tau plosi teleką žiūrėdamas. Neįdomu visai. Nusidažys? Nedažys. Tas ūsus gali, mano treneris nusidažė ūsus, kai atsirinko. Sako, atsirinksi, dažys ūsus. Geltona, žalia, raudona. Va tokie patys kaip tavo. Bliam, šiaip galim, tai būtų gerai, geltona, žalia, raudona. Jis nusidažė ūsus. Aš dėl to ir klausiu, ar tu nusidažė, nes jis pradžioj tokią spalvą turėjo, o po to jis nusidažė. Jeigu čia yra kažkieno nudažyta spalva, tai aš džiaugiuosi, kad aš turiu kažkieno svajonių ūsų spalvą. Gerai, viskas, čia buvo dar vienas mūsų olimpinio ciklo trumpas podcastas, tai ponai ir ponios, palaikykit mūsų buriuotojus ir visus kitus olimpiečius olimpinėse. Dar kartelis startas yra rugpjūčio 1-6 dienomis. Sėkmės. Gero vėjo. Gero vėjo tau. Iki.